Lietuvos valstybei didžioji Lietuvos dalis atiteko Rusijos imperijai. Tačiau Lietuvos valstybingumo idėja nebuvo pamiršta per ilgus priespaudos metus. Net ir 19 amžiaus sukilimuose tai buvo viena svarbiausių paskatų vertus įstoti į kovą su gerokai stipresniu priešu. Antroje amžiaus pusėje kilęs tautinis sukilimas išugdė lietuvių inteligentų kartą, kur vis drąsiau kalbėjo apie Lietuvos nepriklausomybę. O kas tiksliai buvo tie pirmieji naujos Lietuvos valstybės, o ne Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sampratų suvokėjai ir pradininkai? Pats pirmasis, mano nuomonė, buvo Simonas Daukantas, kuris kritiškai žiūrėjęs Lietuvos norą jungtis su Lenkija. Antrasis didelis Simono Daukanto pasekėjas Jonas Šliupas. Tai jis 1887 metais iškėlė politinės Lietuvos nepriklausomybės sampratą. Na ir galiausiai Povilas Višinskis, kuris pats pirmasis suformulavo nacionalinės demokratijos idėją. Labai teisingai, tik dar norėčiau pridurti, kad būtent Povilas Višinskis ištarė istorinius žodžius. Neprigulminga Lietuva nusikračiusi nuo sudėtingųjų ir savų despotų. Taigi, tęsime toliau. 1905 metais Rusijos imperijoje kilo revoliucija, kuri privertė carą Nikolajų II pasirašyti manifestą, kuriame buvo išdėstyti konstitucinio valdymo pagrindai. Dabar lietuviai galėjo ryžtingiau siekti laisvės ir galėjo reikalauti autonomijos. Tais pačiais metais buvo sušauktas didysis Vilniaus Seimas, kuris priėmė nutarimus dėl Lietuvos autonomijos ir jos įgyvendinimo. Bet juk revoliucija pralaimėjo, o ir autonomijos Lietuvai nepavyko išsikovoti. Deja taip, tačiau lietuvių tauta pribrendo naujiems politiniams siekiams. Lietuvių tautinį aktyvumą padidino pirmasis pasaulinis karas, kai Lietuva buvo užimta Vokietijos kariuomenės. Tačiau karui užsitęsus, naujasis okupantas ėmė ieškoti išeities, kaip prijungti Lietuvą prie Vokietijos. Tačiau šį planą stengėsi realizuoti tyliai. Būtent 1917 metų antroje pusėje ir prasidėjo realiami Lietuvos nepriklausomybės įvykiai. Keista, daug istorinių asmenybių gyveno tuo laikotarpiu, tačiau nė karto nebuvo susitikę. Bet jei jie visi būtų susėdę prie bendro stalo. Aiso, Deutschland neketina gražinti vokiečių ar jų sąjungininkų žemių nuo Baltijos jūros iki Volinės pelkių. Ir nesvarbu, ar tai būsit jūs lietuviai, ar lenkai, latviai ar estai. Ja, taip sakė pats kancleris. Mes iš jūsų, lietuviai, sudarysime patikėtinių tarybą, kuri ir padės prijungti šį kraštą prie didžiosios Deutschland. Maloniai kviečiame tamstą prisėsti. Su darbo klasės eksploatatoriais, oportunistais, pasaulinio proletariato priešais aš už vieno stalo nesėdėsiu. Kaip tamstai patogiau. Taigi, pati dabartinės mūsų programos svarbuma turėtų būti plačiausias Lietuvos padėjimo aiškinimas. Su kuo mes? Vieni išsikeliuosi nepatapsim. Susidėję su slavais, lietuviai daugiau nustotų negu su vokiečiais. Ekonominių ryšių daugiau turime ne su Rusija, o su Vokietija. Taip pat industrija. Imame iš vakarų visą mokslą ir technikos literatūrą irgi. Iš viso tada aš išrandu geriau dėti su vokiečiais, nes rusaigi mums nieko gero nepadarė. Ja, richtig, teisybė, gui. Tik ne su Vokietija. Netinka ir nepavyks maskuoti žodžiais savo sandorio su vokiečiais, okupantais. Proletarai, tame tarpe ir lietuviai, pasiruošę revoliuciniu karu skatinti pasaulinę revoliuciją ir išnaikinti visus išnaudotojus ir okupantus. Sunaikinti. Mūsų pasisekimas priklauso nuo mūsų pačių. Mes be kompromisų sieksime nepriklausomos Lietuvos. Lengva pasakyti norime liosios Lietuvos. Bet iš tikrųjų tai sunkus klausimas. Bent 50 metų vis merdėjome ir iš pradžių ieškojame tik autonomijos. Dabargi norime nepriklausomybės.
Turėkime omenyje, kad Lietuvos interesai normaliomis taikos sąlygomis yra pasvirę ne tiek į rytus ir ne tiek į pietus, kiek į vakarus. Dėl to pripažinkime galimu sueiti būsimai Lietuvos valstybei, nepakenkiant savarankiškam jos plėtojimuisi į tam tikrus dar nustatysimus santykius su Vokietija. Šitaip nusistatydama taryba plaukė prieš labai stiprią srovę Lietuvoje. Lietuvos darbininkai, pirmiausia ir vargingieji valstiečiai, liaudės masės, tam pasipriešins. Taip. Ponai, minios balsas svarbus, bet nesprendžiamas. Du nervėte. Savo valstybės užsimanė. Jūs, lietuviai, save valdyti galite tiek pat, kiek mano vaikaitė Ilza save auklėti. Bet aš jūs perspėju, mano kancleriui tai labai nepatiks. Tik nepriklausomas. Prieštaraudami 1917 metų gruodžio 11 dieną pasirašytam nutarimui mes, 4 tarybos nariai, Steponas Kairys, Mykolas Biržiška, Stanislavas Narutavičius ir aš, Jonas Vileišis, protestuodami pasitraukėme iš tarybos. Tarybos tikslas – atstovauti Lietuvos interesus. Servilizmo ir pataikavimo nepakęsime. Taip, aš dabar nusižinau, koks pataikavimas, tai vienintelis geras. Ačiū Dievui, tarybos krizė praėjo. Ir dabar galime džiaugtis tuo, ką turime. Tai yra 1918 metų vasario 16 dieną pasirašytų nepriklausomybės aktu, kurį pasirašė visi tarybos nariai. Padarėme tai, ką privalėjome. Atkūrėme demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje. Lietuvos nepriklausomybės aktas, ko nesvarbiausias dokumentas Lietuvos istorijoje. Jis išskiria 2 Lietuvas. Iki jo Lietuva egzistavo tik idėjų pasaulyje. Po vasario 16 akto pasirašymo ji pradeda materializuotis, tampa jau ne vien geografinė sąvoka. Aktas išreiškia lietuvių tautos lūkesčius ir pagrindinius politinius siekius. Dėl to jis dėsningai tampa tautos laisvės ir suverenumo simboliu, reikšminga šiandien.